Šiandien labai didžiuojuosi savo svečiu, nes šitas svečias yra ir mano mokytojas. Aš pas jį pradėjau dirbti, būdama tikrai labai jauna. Ir tuo metu aš negalvojau nei apie užmokestį, nei apie tai, ką man už tai duos. Man labai patiko to žmogaus energija ir taip, kaip jis viską kuria. Tie projektai tiesiog mane labai užbūrė ir sužavėjo. Taigi mano šiandienos svečias yra Arvydas Avulis, nekilnojamo turto magnatas ir šiaip nuostabus žmogus ir lyderis ir mano mokytojas. Labai dėkinga esu jam už daugelį pamokų, kurias gavau tikrai ne universitete, o dirbdama pas jį 8 metus. Tai labai tuo didžiuojasi, labai džiaugiuosi ir šiandien mes kalbėsime tema, kuri iš pasąmonės Arvydui išplaukė dar būnant visai nedideliam vaikui, kai kažkada jis išgirdo, kai mama draugiai papasakojo, kad žinai, iš šito vaiko tai nieko nebus. Ir Arvydas išgirdęs šitus žodžius, jisai tiesiog gavo stimulą arba motivaciją įrodyti mamai ir visam pasauliui, kad jinai suklydo. Taigi mes visą laiką turim pasirinkimą, kaip tos programos ar tie žodžiai, kuriuos mes išgirstame, mus veikia. Arba mes sakome, ne, iš manęs nieko nebus, nes girdėjai, ką mama sakė. O Arvydas kaip pasielgė ir kas atsitiko jo gyvenime, šiandien dienai jis gali visiems pasakyti, kad jo mama klydo, nes jisai tapo tuo, kuo jis norėjo tapti. Ir tai tiesiog buvo labai didelė motyvacija jam tai daryti. Taigi, Arvydai, labai ačiū, kad esate kartu. Ir aš labai noriu išgirsti tiesiai iš jūsų, kad jūs papasakotume mūsų klausytojams apie tai, kaip vis dėlto jūsų ta visa kelionė, nuo to paprasto berniuko, kuris išgirdo ir norėjo mamai įrodyti, iki šiandien dienai pats esate tėvas, didelio verslo valdytojas ir savininkas. Tai, Arvydai, prašom, papasakokit, įkvėpkite mus visus tam žygiui ir suvokimui, kad mes esam savo gyvenimo kūrėjai ir mes galim daryti, ką tik tai panorėję. Čia labai geri paskutiniai žodžiai. Aš visada sakau, kad mes viską galim padaryti. Ir dar čia gal pacituosiu vieną tokią irgi dar detalę, kur mokykloje man irgi iš prisimenu, buvo tokia muzikos pamokos. Ir ten per muzikos pamokas, ten mes turim būtinai mokytis tai, ką reiškia programai parašyta. Ir ten ir Štrausas, ir Šostakovičius, ir visokie kiti, Mozartai ir taip toliau. Mane pakvietė ir sako, kokia tavo muzika patinka. Ir aš sakau, man tai Bitlai, tuo metu ten buvo, daug metų atgal, man tai sakau, Bitlai. O mokytas buvo gana protingas ir sako, tai kodėl? Sakau, man patinka dainos jų, man patinka tai, kokie ten jų žodžiai, kaip jie dainuoja. Gal tu gali sukonkretinti ką nors? Ir sakau, man labiausiai įstrigė vienas toksai dalis tos dainuojama. I don't believe in Jesus, I just believe in me. Ir vat nuo to, kažkaip, dar čia iš tos mokyklos. Ir aš pastebėjau, kad mokytas jis taip į mane pažiūrėjo, tai reiškia, aš galvojau, kad mane ten išvarys iš tos mokyklos. Bet gaunasi priešingai. Mokytas buvo pakankamai protingas. Ir jis taip irgi palinksėjo galvą, sako, jo, geri žodžiai, protingi žodžiai. Sako, gerai, varyk. Ir man tas varyk į priekį, tikėk savimi. Ir nors gal kai kam nepatinka tos, kad I don't believe in Jesus, I just believe in me, kad aš daugiau pasitikiu savimi negu Dievu. Bet, man kažkaip tie žodžiai ir visą gyvenimą ir lydėjo, nes aš toliau susikūriau tokį pasaulėžiūrą, kad man niekas gyvenime nieko nepadės. Ir kad aš galiu tik pats savo padėti. Ir jeigu aš galiu kažką padaryti, tai aš galiu padaryti savo rankom. Savo galvą, savo rankom. Ir kai įsikali savo tai į galvą, tai reiškia, tai yra labai gerai. Nes vienas dalykas, tai tu nesitikė. Nesitiki ir neturi lūkesčių, kad tau kažkas kažkur padės. Ką tada daro žmogaus protas? Tada jis pats galvoja, reiškia, o kaip tau iš tos situacijos įsisukti ir kaip išgyventi, kaip uždirbti pinigus ir pagaliau, kaip pasiekti tai, ko tu nori. Ir
Na, vat, tas požiūrio formavimas, man atrodo, ir yra esminis dalykas. Ir vat kai kurie dalykai, tokie kaip paminėjai, kad ten mama man pasakė, mokytojas kažką pasakė, jie po biškį ten veikia vaiko pasąmonę ir tada, na, atitinkamai formuojasi ir elgsena, ir gebėjimai, ir pagaliau, na, viskas, ką tu darai, tu susifokusuoji į save, tu žinai, kad čia nieks man nepadės, aš tik pats galiu tai padaryti. Ir to labai trūksta daugeliu žmonių, nes jeigu pasižiūrėsim, ko žmonės Lietuvoje labiausiai nori ar tikisi, tai jie prasideda visokie ten rinkimai Seimo, ir jie tikisi, kad nauja valdžia, vat jau ta valdžia tai tikrai bus kažką padarys gerą. O aš nieko nesitikiu, aš tik tai žiūriu, kur yra gyvenime galimybės. Ir jeigu tos galimybės yra, tai reikia kiekvieną galimybę griebti ir tiesiog tą galimybę išnaudoti. O galimybių yra labai daug. Yra galimybės kažką pasiekti, galimybės kažkur keliauti, nuvažiuoti, mokytis. Tai yra visas spektras labai platus pagal kiekvieną žmogų, kokį jis turi poreikį, kokį jis turi pomėgį. Ir vieniem norisi gal sportuoti, kitiem norisi keliauti, kitiem norisi piešti, man norisi namus statyti. Ir kiekvienas iš mūsų, galime tada susiorientuoti, neturėti kažkokių nepagrįstų lūkesčių. Ir jeigu pavyksta tą susidėlioti pas save, tą pasaulėžiūrą, požiūrį į gyvenimą, tai tada labai daug atsiranda ir energijos, ir idėjų, ir pagaliau su kiekvienais metais vis įgauni daugiau patirties, išmoksti kažką daugiau, geriau darai, ir tas visada atveda į sėkmę ir galbūt į tą vietą, kur nori tu būti. Bet Arvydai, nuo paprasto statybos meistro iki tikrai gyvenimas, visas tas kelias nebuvo taip jau lengvai ir gražiai paklotas ir kaip čia dabar jau tai išmintis šneka. Buvo visokiausių duobių. Tai iš tikrųjų gyvenimas ir jo tas žingsniai ir pakopos nebuvo paprasti ir atnešė vis daugiau ir daugiau išbandymų, teisingai? Viskas evoliucionavo, jeigu paimti ir pasižiūrėti, ką aš dariau mokykloje, po to po mokyklos atvažiavau į Vilnių, mokiausi, ir po mokslų pradėjau darbuotis, tai iš tikrųjų tai yra didelis kelias ir toks evoliucinis kelias. Mokykloje vieni interesai, ten, kai mokiausi universitete, ten vėl kitokie interesai ir tikslai, bet šitam visam kelyje man visada norėjosi kažką padaryti geriau. Man visada norėjosi, jeigu būdavo varžybos, tai man norėdavosi laimėti. Ir čia labai tas svarbus faktorius, ką tu nori pasiekti. Ir bet kur, ar tu mokykloje, ar tu universitete, ar tu kažkur darbuojasi, kokį tu turi tikslą. Ką nors turėk, mažą, bet turėk tikslą. Ir kai turi tikslą, labai atsiranda daug tos energijos, kuri tave veža, kuri stumia, kuri traukia tiesiog. Mes kiekvienas norim būti sėkmingas, kiekvienas nori būti laimingas. Visi žinome, kaip tai pasiekti. Ir tas kelias iš tikrųjų jis buvo toks, kad man norėjosi kažkur tai laimėti. Ir kaip laimėti? Tai reikia dėti pastangų. Tu sėdėdamas televizorių, maža tikimybė. Ir sportą, jeigu pasižiūrė, tai sportininkai ką jie daro? Jie lieja prakaitą. Jie treniruojasi kiekvieną dieną, kai kurie į dieną po 2 kartus. Ir reikėtų iš jų irgi pasimokyti, kaip jie negaili savęs, kiek jie atiduoda jėgų, kiek išlieja prakaito, kad varžybose rungtyniautų ir ne visada jiem pavyksta laimėti. Ir šitoje vietoje ko tada reikia atkaklumo. Ir tas valia ir atkaklumas. Dar tokios yra savybės, kurios, pakankamai daug yra čia to genetikos, tai yra kiek tu paveldi iš savo tėvų, bet jeigu labai nori, jeigu turi tikslą, tai gali išsiugdyti tas savybės tiek atkaklumo, tiek valios
Ir jeigu tu turi tos valios, tai gali save priversti kiekvieną rytą, pavyzdžiui, sportuoti. Jeigu turi pakankamai valios, gali priversti save, pavyzdžiui, nerūkyti, nenaudoti alkoholinių gėrimų. Ir taip toliau, gali susigalvoti, ką nori ir iš savęs gali tiesiog nulipdyti tai, ko tu nori. Bet tam reikia vieno dalyko, reikia valios ir reikia suvokti, kad ne viskas ateina taip labai greitai per vieną kartą ar per savaitę, kad tam reikia daug laiko, daug darbo įdėti. Ir dabar man 70 metų, bet aš labai daug su savim dirbu ir noriu pasakyti, kad tam, kad aš išlikčiau darbingas, kad aš išlikčiau energingas, aš kiekvieną rytą sportuoju. Ir negana to, aš daug dirbu pats su savim, kad nebūčiau lėtas, kad nebūčiau susikūprinęs, kad aš atrodyčiau, taip, man norisi, kad aš atrodyčiau taip, kaip aš atrodžiau prieš 20 metų. Aš turiu tikslą, aš noriu ir aš daug dirbu su savim, aš tiesiog, pajaučiu, kad, negerai sėdžiu, negerai stoviu ir iš karto, tu turi būti pasitempęs, tu turi būti toks, tu turi būti greitas. Nes žmonės, kuo vyresni, tuo jie darosi lėtesni. Ir jeigu nenori būti tuo, tokiu lėtu pensininku, tu turi priversti save greičiau viską daryti. Ir čia kiekvienas, aš dabar pasakoju apie save, bet kai buvau jaunas, tai buvo kiti tikslai, man norėjosi gerai gyventi. Taip galėčiau sakyti, kad gana kukliai gyvenau, kai Marijampolėje gyvenau iki 18 metų ir ten ta gyvenimo aplinka buvo tokia, kukloka. Nebuvo ten, aš neturėjau nei, vandenį, reikėdavo eiti šulinį pasisemti. Nebaisiai smagu semti iš šulinio vandenį, kai laukia ten -15 ar ten žiemos dar anksčiau buvo dar šaltesnės, būdavo ir -20. Kai reikėdavo nueiti į tualetą, tai to tualeto nebuvo namuose, jis buvo ten kažkur už tvarto. Ir jį dabar labai prabangiai vadinam tualetu, tada jis vadinosi išvietė. Tai tie visi dalykai, jie formuoja tokį, tuo metu nebaisiai ten buvau laimingas, bet visada galvojau, kad kaip užaugsiu, aš gyvensiu kitaip. Aš nenoriu taip gyventi. Ir po to sekantis etapas buvo Vilniuje gyvenimas. Aš atvažiavau į Vilnių, mokiausi aukštojo mokykloje. Dabar universitetas, tuo metu buvo Vilniaus inžinerinis statybos institutas, bet aš gyvenau 4 metus bendrabutyje, 18 kvadratinių metrų kambarį, gyvenom 4. Mūsų metalinės lovos buvo 2 aukštais sustatytos ir aš gyvenau 2 aukšte. Tai 1 aukšte tai yra privilegija gyventi, bet taip susiklostė. Ir tada, kai 4 metus gyveni, 4, 18 kvadratų, irgi taip norisi gyventi geriau. Ir tas visas formuojasi ir tada aš turiu tikslą, aš noriu gyventi geriau. Ir dabar yra daug žmonių, kurie nori gyventi geriau. Bet ar jie tikrai tiki, kad jie gali tai padaryti? Ar jie tikrai patys su savim dirba? Tiesiog tu turi įtikinti pats save pirmiausia, kad tu tai gali. Ir netgi tada, kai įtikinsi save, kad gali, toliau reikia dar vieno savybės, to atkaklumo, nes neateina ta sėkmė per vieną dieną, jinai neateina ir per savaitę, neateina ir per mėnesį. Ir reikia labai atkakliai siekti savo tikslo tam, kad tu jį pasiektum. Jeigu gali įsiugdyti savyje tą stiprumą, savybės, tokias stipraus žmogaus, atkaklaus žmogaus, tai tada anksčiau ar vėliau tu savo tikslą pasieki. O man tiesiog padėjo, viskas nors man gyvenime padėdavo, nors aš, kaip sakant, nesitikėjau, kad man kas nors padės, bet man padėdavo aplinkybės, aš norėjau pasakyti. Ne žmonės, ne kas nors, aplinkybės. Nes kai mokiausi Vilniuje, tada ten, studentavimo laikais labai įdomus ir toks gražus, linksmas gyvenimas, bet po 1 kurso supratau, kad reikia jį kažkaip kitaip keisti ir aš tada ėjau į tokį turistų klubą, ir pradėjau keliauti ten su kitokį požiūris, tai pažinimas Lietuvos, tada
ne tik Lietuvos pažinimas, kitų šalių, kitų kraštų. Na ir užsikabinau, vieną kartą nuvažiavau į kalnus ir man labai patiko kalnuose. Ir tai tas turizmas kalnuose po to peraugo į kitą kategoriją, į alpinizmą. Ir alpinizmas iš manęs labai daug ko išmokė. Nes alpinizme dažnai lipi gana rizikingais maršrutais. Lipdamas į viršūnę turi pasverti kiekvieną žingsnį, nes gali padaryti klaidą, kuri gali būti tavo gyvenime paskutinė. Dar baisiau, kad jeigu tu gali padaryti klaidą, pavyzdžiui, sujudinsi akmenį, akmuo kris ir gali užmušti tavo draugą. Tai atsakomybės labai daug, atsargumo irgi labai daug. Ir kai viskas pastatyta ant tos kortos gyvenimo, tai yra arba tu gyvensi, arba negyvensi, arba tu būsi atsargus ir tada viskas bus gerai, o jeigu kažką padarysi ne taip, tu pats gali žūti ir gali dar kitą žmogų pražudyti. Tai tas atsakomybės jausmas, jis sustiprėjo dėl to, kad tokios aplinkybės buvo. Bendrabutį gyvenau, ne pyragai, bet tos prastos aplinkybės, jos man irgi padėjo. Ir netgi tos aplinkybės, kaip gyvenau Marijampolėje mokykloje, mokiausi, ne kaži kokios tos buvo sąlygos gyvenimo, jos irgi man padėjo susiformuoti požiūrį, patikėti savim ir siekti savo tikslo, nes aš visada norėjau gyventi geriau. O kai vaikščiau į kalnus, man visada norėdavosi užlipti aukščiau, į geresnę, gražesnę viršūnę. Ir be abejo, kad kuo aukščiau lipi, kuo sudėtingesniais maršrutais, tuo daugiau rizikos. Ir čia tada atsirado tas savybė, kai tu turi išmokti, ar tu gali toleruoti riziką, ar negali. Yra žmonė, kurie tiesiog bijo. Tai yra natūralu, bet baimė visa yra čia. Ir jeigu pats sugebi su savim susitarti, tai iš baimės tu gali pereiti į kitą lygmenį, tai yra į atsargumo lygmenį. Ir tas rizikos toleravimas ir atsargumas, jos ir yra esminės savybės darant verslą. Ir vėlgi noriu pasakyti, kad man visada sąlygos padėdavo, man padėdavo ne žmonės, bet aplinka, kurioje aš esu. Tas alpinizmas ir būtent išugdė man savybės toleruoti riziką ir būti labai atsargiam. Ko reikia versle? Exactly. Absoliučiai to. Tu turi verslas be rizikos neegzistuoja. Tiesiog nėra verslo be rizikos. Ir vieniems žmonėms gal ir norisi daryti verslą, bet kai pasiskaičiuoja, pasižiūri, o kiek čia darbo, o kiek čia visko gali būti ir visada visko gyvenime gali būti, tikrai visko gali būti. Ir tada sako, ne, gal aš to nedarysiu. O tie, kurie toleruoja riziką, tai tada jiems lengviau pradėti. Jie nebijo daryti drąsių žingsnių, jie nebijo rizikuoti, nes rizika tai tu gali ne tik pinigus prarasti, tu prarandi pasitikėjimą ir įvaizdį, nes teks pripažinti, pavyzdžiui, prieš draugus, pažįstamus, kaimynus, kad nepasisekė, man bankrutavau ir taip toliau. Tai irgi tas yra psichologinis spaudimas. Jeigu jau įveiki tą rizikos faktorių, tada kitas versle yra, kurį aš pavadinau atsargumas, reiškia, tu neturi labai žiūrėti pro rožinius akinius, kad tau viskas pasiseks. Ne, taip nebūna. Versle reikia labai daug dirbti, visi jau tą turbūt žino ir girdėjo, bet tu tą turi ne tik suprasti, bet ir įvertinti, nes atsargumas, tai reiškia, aš verslą turiu viską labai gerai susiskaičiuoti, viską labai gerai pragalvoti iki kiekvienos detalės, tam, kad nesubankrutuočiau. Kalnuose reikia būti atsargiam, kad ta klaida nebūtų paskutinė tavo gyvenime. Ir šitos visos aplinkybės, jos tiesiog formavo mane per visą gyvenimą, jos lydėjo ir tose aplinkybėse, kai atsiduri, vis tiek tada kažkaip prie jų prisitaikai. Prisitaikai ir tuo pačiu, kai prisitaikai, tai ugdai savo savybės, ugdai save, ugdai tai, ko tau reikia toj situacijoje.
Ir va tos situacijos išėjimas, anksčiau čia buvo sakoma, išėjimas iš komforto zonos. Tai va aš didžiąją savo dalį gyvenimo ir praleidau už tos zonos gerokai, bet tai išėjau, man tai buvo natūraliai. Kai lipi į kalną ir užkliūna pūga, audra ir toj audroje reikia išgyventi, na tai tiesiog tai tikrai yra gerokai daugiau negu už komforto zonos, bet vis tiek tada kažkas kaip išsilaikyti, kaip išgyventi ir tas labai sustiprina ir tiek pasitikėjimas savimi. Ir tiek gebėjimus tavo sustiprina, nes tu jeigu vieną kartą jau sugebėjai išgyventi, tai reiškia, nereikia stresuoti, nereikia įsigasti, nereikia panikuoti, o tiesiog reikia galvoti, kaip prisitaikyti, ką reikia daryti, kad išliktum, išgyventum. Lygiai tas pats visur gyvenime ir lygiai tas pats versle, siekiant bet kokio tikslo. Jo, aš labai gerai atsimenu projektą, kurio metu mes ir susitikome. Ne, va, ta pati Europa, kai niekas netikėjo, kad tas, reiškia, dešinys krantas taiga taps tokiu, koks dabar yra. Bet jūs visą laiką tikėjo tuo, jūs pirmas padarė tai, kad atsirado stikliniai pastatai Vilniuje. Jūs pirmas žengėte ten, kur niekas net neturėjo minčių daryti ir visi sakė, ką tu išprotėjai. Čia nori dar daugiau aukštų Goštauto gatvę, kai statėte, ne? Nori daugiau čia aukštų, čia negalima. O dabar jau patys supranta, kad klaidą padarė, nes ten jau visas tas krantas būtent yra toks. Ir va šitoje vietoje tą Europą, kai statėt ir kaip statėt. Ir aš žinau virtuvę, aš žinau iš vidaus, kiek buvo iš tikrųjų kliučių ir kiek buvo biurokratizmo ir kiek buvo žmonių, kurie nenorėjo tai ir tikrai nepalaikė. Ir vat jūs esate iš tų žmonių ir pavyzdys, jeigu visi sako statybose. Terminai, jo sakė, pastatys gruodžio 1, tai gal kitų metų gruodžio 1. O vat jūs esate vienintelis tas statytojas, ne, vienintelis tas vystytojas, kuris, kai pasako terminą, jis visą laiką būna būtent tas. Tai vat tos savybės, apie kurias dabar jūs šnekate, apie tai, ką jums davė ir kalnai, ir mokykla, ir studentavimas, ir tas gyvenimas su tėvais situacijose, ta prasme, čia yra tos savybės, kurios reikalingos kiekvienam žmogui tam, kad jisai galėtų, kaip aš sakau, dabar labai madinga sakyti, manifestuoti. Nu gerai, tu ten manifestuok, bet jeigu tu atkakliai nedirbsi, kad ta svajonė taptų tavo gyvenimo realybė, nu niekas ant lėkštutės neatneš ir nepaduos. Jūsų tie projektai tikrai visą laiką yra labai išskirtiniai ir dažniausiai jie yra patys sudėtingiausi. Bent jau kiek mes kartu dirbome, tai mes visą laiką įkliūdavom į kažką, nu ką labai sudėtinga pramušti. Tai va, jūsų tos savybės ir man visą laiką aš labai žavėjausi ir po šiai dienai žaviuosi tuo, nes aš manau, kad be šitos savybės iš viso tu negali net pajudėti. Jo, tai iš tikrųjų tie tikslai, vat, ką tu minėjai, tai ir yra tikslas. Ir tas tikslas, žinai, ne visada jie atsiranda, nu, va, tokie, apie kuriuos minėjai. Tas Europos dangoraižis ir aplamai tas vadinasis naujasis Vilniaus miesto centras, dabar jis vadinasi CBD, tai yra Central Business District. Įtikinti visus reikėjo ir politikus, ir aplamai, na, išėjus į plyną lauką ir pradėti kurti tą naują Vilniaus miesto centrą, nu, toks iššūkis gana drąsus. Bet kaip ir minėjau, ar tu gali toleruoti tą riziką ir kokį tikslą užsidedi. Tai gal mokykloje užtenka turėti tikslą, kad, nu, aš noriu būti ten, nežinau, laimėti kažkokias ar olimpiadą, ar aš noriu laimėti bėgimo varžybas ar dar kažką, bet tas, na, kaip ir tikslas, jisai visada evoliucionuoja. Norisi pradžioje galbūt geriausias būti klasiai, gal nori būti geriausias, nežinau, ten kažkokiam rajone, o paskui jis kyla į viršų ir tada tu supranti, kad tu gali dar daugiau, dar geriau ir va, tas priveda prie tokių projektų, apie kuriuos tu minėjai. Ir čia yra daugiau tokių, na, kaip ir detalių, kad norint ką nors daryti, tai reikia žinoti. Jeigu tu ko nors nežinai, eini praktiškai kaip aklas. Tu bandai, gal tau pavyks, gal nepavyks, gal kažkas padės pereiti gatvę, bet jeigu tu daug žinai, tai tada, na, tu tikrai daug gali, tiesiog, nes tu žinai. O jeigu nežinai, tai kaip statyti tą dangoraižį, na, kaip ir
gerai tu priminėjai tą, reiškia, Europos dangoraižį, jis buvo pradėtas statyti 2002 metais ir nu, jo niekas nemokėjo, nieko nežinojo, nu, kaip jį statyti. Nėra Lietuvoje nei konstruktoriaus, kuris gali tai suprojektuoti, nei kompanijos, kuri tai yra ką nors stačiusi. Ir mes tiesiog skaitėme, dabar internete labai lengva įsivedė arba per ChatGPT gali, reiškia, tik užklausk ir viską tau čia pasakys. Bet tuo metu prieš 23 metus tiesiog reikėjo tikrai labai dėti daug pastangų, kad tu susirinktum tą informaciją ir žinotum. Tiesiog jeigu tu nežinai, tai tas daiktas gali išvis nemokėsi pastatyti arba jis nugrius. Tai aš dar noriu vieną dalyką užakcentuoti, kad tos žinios, jos yra labai svarbios, nes gali būti, kad tu turi visko, bet jeigu tu neturi žinių, tai tada vėl būsi toks kaip aklas viščiukas ir nežinai, ar čia tau pavyks ar nepavyks tą grūdą surasti. Jo, bet dar kitas dalykas, ką jūs turit. Čia talentas. Kaip jūs tą Europą iš tikrųjų pastatėt su tokiais žaliais žmonėmis, kurio aš irgi buvau žalia tuo metu. Tikrai aš neturėjau jokios patirties, aš tikrai neturėjau ten kažkokių žinių, bet buvo daugiau tokių entuziastų. Bet ko mes negailėjom savo laiko, savo energijos ir tiesiog mes tikėjome 100% tuo, ką mes kūrėm, aišku, kartu su jumis. Ką jūs turite labai stiprų. Jūs sugebat surinkti ir pajausti tuos žmonės, kurie turi tas savybės, kurie irgi dega, kaip ir jūs dega. Tai čia irgi tokia, kaip aš sakau, energijos pojūčiai, ir dėsniai. Mes matyt pritraukiam tuos pačius, kokie esame patys. Tai tai, ką jūs sugebat pritraukti tuos žmonės, ir aš žinau šiandien dienai labai daug sukūrė verslus, tai man jūs esat mokytojas, bet aš nežinau, ar jūs esat suskaičiavę, kiek žmonių esat išleidę ir šiandien dienai kiek yra sėkmingų verslininkų vien tik dėl to, kad pabuvo ir padirbėjo su jumis. Dėkui už gerus žodžius. Iš tikrųjų, labai svarbu, reiškia, susirinkti tą komandą, bet ir labai svarbu, kas aplink tave yra. Jeigu tu bendrauji su tai žmonėm, kuriem nelabai sekasi, tai matomai, kad labai maža tikimybė, kad tau pradės gerai sektis. Ir čia buvo tas gyvenime periodas, kada iš tikrųjų pas mus į kompaniją ateidavo žmonės, turėdami tikslą 2 metus padirbėti, o po to jau kažkur išeiti. Ir tas mane šiek tiek erzindavo, bet dabar aš visai kitom akim žiūriu, nes matau, tie žmonės tikrai daug yra pasiekę. Ir man visai smagu, kad jie kažkada atėjo pas mane pasimokyti. Tai iš tikrųjų teikia didelį ir moralinį pasitenkinimą ir tokią motyvaciją tada dalintis, nes tos patirties yra dabar šiek tiek. Tada, kai mes su tavim prieš čia, nežinau, kiek ten 20 ar daugiau metų bendradarbiavom, tai tada buvo noras tiesiog dalintis, galbūt tą energiją, idėjomis ir tada susirinkdavo ta tokia komanda aplinkui, kurie, palaiko tas idėjas, nes be palaikymo, kad ir iš tavęs ar iš kitų, aš tikrai ten vienas būčiau nieko nepadaręs. Ir labai svarbu, jeigu tu gali bendrauti su tai žmonėm, kuriems sekasi ir kurie kuria ateitį, kuria tuos naujus projektus, kurie yra galbūt kažkuo išsiskiriantys, tai be abejo, kad tu esi tada teisingoje vietoje ir labai yra daug didelė tikimybė, kad kažką tu išmoksi, kažką pasisemsi, kažką sužinosi, kažkokias savo gebėjimus, savybės išsiugdysi, nes tu čia taip viską romantiškai gražiai nupieši, bet aš buvau pakankamai reiklus. Žinau, turbūt neužmiršai, kiek aš reikalaudavau. Aš visą laiką esu linkusi prisiminti, kas buvo labai gerai, o kas ten buvo, kažkas ne iki galo, tai paliekam, jau čia viskas, pamokos išmoktas, važiuojam toliau. Aš noriu gal akcentuoti, labai savo keliu aukštus reikalavimus ir tuo pačiu tie aukšti reikalavimai kliūna ir aplinkiniam. Aišku, ne visiems tas labai patinka, nes dalis žmonių jie nori lengvesnio gyvenimo, paprastesnio. Ir tai visiškai natūralu, aš tai toleruoju lengvai ir tegul jie gyvena kaip nori.
bet yra kita dalis žmonių, kuriems, jiems norisi kažką padaryti daugiau, jiems norisi daugiau pasiekti. Tai tada labai svarbu, kad tu atsirastum toj aplinkoje, ne toj, kur ramus visi ten, žinai, viskas gerai, tvarkoja, džiaugiamės ten arba nesidžiaugiam gyvenimo, bet atsirasti tarp tų nenoramų, kuriem visą laiką kažkas yra, kažkas negerai, nes jie nori padaryti dar geriau. Tai toje aplinkoje, tai tada iš tikrųjų gali ir pats išsiugdai savo tam tikras savybės, pats tiesiog dalyvauji tam procese, atsiranda daugiau pasitikėjimo ir jau tada žmonės, kaip tu minėjai, ateidavo, jie ten padirba 2-3 metus, ir eina. Visi ten buvo, čia atidirbta ta schema buvo ir ten tiesiog visi sakydavo, jeigu Hanerį išdirbsi 2 metus, tai gali kitoj kompanijoje prašyti 2 kartus didesnio atlyginimo. Ir būdavo tie žmonės tiesiog atėję, ten gal nelengva visiems būdavo dirbti, bet jie vis tiek nori tuos 2 metus pratraukti, nes paskui pagerės gyvenimas. Ja, galiu labai gerai atsimenu, labai puikiai visus žodžius sako, savo darbo tą stažą daugink iš 2. Tai aš taip ir anksti ir baigiau savo karjerą, dėl to, kad aš manau, kad aš atidirbau, išmokau, kiek man reikėjo. Jūsų laikas dabar yra tiesiog toks, kada jūs turite dalintis. Ir kur jūs turit mokintis tai, ką jūs turite ir žinote. Ir ką aš pati darau, aš ir vieną vaiką atsiunčiau pas jūs praktiką atlikti, ir kitą sūnų atsiunčiau praktiką atlikti. Tai iš tikrųjų jie pamatė, kad mama pasirodo dirbo, nes jie įsivaizdavo, kad mama niekada nedirbo. Ir dar kaip dirbo. Ir kas yra tas Arvydas Avulis, kaip jūs irgi sakote, tu turi atsidurti toje aplinkoje ir tarp sėkmingų žmonių. Nes kaip visa teorija sako, jeigu tu esi šalia sėkmingų, tai tu irgi 15% tapsi sėkmingesnis. Bet jeigu tu atsiduri tarp kažkokių tai lūzerių, kaip aš sakau, tai jie tave nutems ne 15%, o 30%. Tai tie skaičiai jau yra atlikti tyrimai ir pasakyti, bet iš principo tai yra labai svarbu. Ir aš, pavyzdžiui, aš tikrai žinau visus žmonės, kurie mano aplinkoje ir vis dar yra, kurie padirba pas jūs, turi puikiausius verslus, užsiiminėja puikiausiais dalykais, kuriuos aš pati rekomendavau pas jūs ateiti ir sako, Jurgita, kaip aš tau dėkinga, kad aš galėjau padirbėti ir surinkti tą patirtį, kurią aš galėjau surinkti pas jūs. Tai man smagu, kad jūs esate dosnus realiai, nes jūs dalinatės, nes jūs žinot, iš jūsų žinojimo nieks nebetims. Ne. Čia aš nuoširdžiai galiu pasakyti, man visai patinka, yra evoliucionavimas, tai iš pradžių norisi gyventi gerai, paskui norisi labai gerai gyventi, o paskui jau, o ko dar? Toliau jau nėra ką. Tada reikia daryti kažkokius nors labai įspūdingus projektus ar to, ko kiti negali padaryti, tu turi užsidėti. Iš kitos, iš moralinės pusės yra labai smagu bendrauti ir tiesiog dalintis, jeigu kažkam tas įdomu. Aš tą darau nuolat ir man tas patinka, jeigu kažkas iš to kažką gali ištraukti ir praturtinti savo gyvenimą, tai aš būsiu dvigubai turtingesnis, nes būsiu kažkam padėjęs. Tai tie dalykai tokie, jie labai motyvuoja. Ir tada, žinau, man atrodo, ir tu buvai, ir ten dar visa komanda susirinkom ir sakom, kas dabar, dabar statyti paprastą namą, jau neįdomu. Nėra, neįdomu ir nėra motyvacijos. Ir tada čia buvo vėl, man reikėjo sugalvoti, kaip užmotyvuoti visą komandą, kad vėl visi artų ir nusiektų didelio tikslo. Ir tada aš sakau, žiūrėkit, bet mes galim sukurti patį geriausią, patį gražiausią kokį nors padaryti projektą, kuris bus wow. Ir tada gimė tas mūsų Verkių slėnis, kur iš tikrųjų ir mano ten 2 dukros gyveno. Tai visada galima sukurti tam tikrą motyvaciją, kad žmonės vėl norėtų kažką siekti. Ir man kaip vadovai visada būdavo, o aš turiu kažką dabar sugalvoti, kad komanda vėl darytų kažką tai to extraordinary, tai yra išskirtinio. Nes jeigu kepi tik tai tuos namus ir ten darai pinigus, čia, kaip pasakyti, tai yra gerai, bet tai neužtenka, to neužtenka, kad prisitrauktum talentingus žmonės. Nes tie, kurie nori gauti atlyginimą, tai jiems ten gerai.
bet jeigu tu nori turėti komandoje talentų, tai tu turi kažką padaryti, kažką kitaip. Tai vat, ir dabar mes turėtum balandžio mėnesį jau pagaliau užbaigti projektą vieną viešbutis Venecijoje. Tai irgi čia Lietuvos masteliais reiškia, sugalvoti daryti viešbutį Venecijoje. Tai vienas dalykas ten jų neleidžia. Ir čia gauti statybos leidimą, nusipirkti sklypą. Manau, kad loterijoje išlošti milijoną yra lengviau, negu gauti tokį projektą su statybos leidimu Venecijoje pastatyti viešbutį. Tai ten jų neleidžia. Artimiausiai, kur gali nuo Venecijos statyti, tai reiškia ten gal už 10 ar už 20 km ar dar kažkur. O mes statom tiesiog didžiojo kanalo kitoj pusėje. Tai yra, tai yra tikrai labai sudėtingas projektas irgi visom prasmėm, nes reikia vienas dalykas ten kastuvą įkasė ir jau vanduo, o reiškia, jau mes padarėm požeminį parkingą po visų viešbučių ir aišku, tai kainavo beprotiškus pinigus, bet vis tiek padarėm. Ir tie dalykai tokie irgi motyvuoja ir labai stipriai užkuria visą komandą, kad o mes dabar padarysim. Čia mūsų bus dar vienas projektas. Tai tokių dalykų, arba dabar statom Vilniuje tokį Zaha Hadid suprojektuotą verslo centrą, kuris irgi jis tokios įspūdingos architektūros, kad aš 47 metai statyboje dirbu ir aš tokio sudėtingo pastato man neteko dar statyti. Ir ten iš tikrųjų iššūkis yra ne pastatyti, o kaip padaryti, kad jisai aplamai visas, jis stovėtų. Antiek tos netipiniai visi sprendiniai, kad tiesiog jų, Lietuvoje suradau vienintelį konstruktorių, kuris irgi buvo pakankamai drąsus ir toleravo riziką, ir jisai sukonstravo ir jau tas pastatas dabar stovi. Tai jeigu dar už kokių 3-4 mėnesių pasižiūrėsim, gal viskas ir gerai baigsis. Tai čia tiesiog norėjau gal kelis žodžius pasakyti, kad visada turi būti kažkoks tikslas, visada gali kažką pasakyti, kas motyvuoja komandą, visada reikia kažką tai dar turėti tokį išskirtinio, kad atsirastų tos motyvacijos, energijos ir tada labai svarbu būti tarp tų žmonių, kurie nori siekti. Jeigu būsi tarp tų žmonių, kurie, tiesiog jie nenori, jiems ten viskas negerai ir jie čia, kažkaip į tą gyvenimą žiūri nusivylę, tai be abejo, kad ir tau nieko nepasiseks. Tai labai svarbu tą aplinką susiformuoti, tokią pozityvę, optimistinę, kad žmonės norėtų kažką siekti, kad jie tikėtų ir tada galima daug ką padaryti. Arvydai, aš čia klausau. Ir klausykit, jūsų gyvenime yra dar laikas šeimai, laisvalaikis, ar visas gyvenimas yra tik darbas? Nes tai, ką aš girdžiu ir kiek aš žinau, tai darbas yra tai didysis kąsnis, o ar lieka laiko tiem visiems kitiem kąsniam? Ar lieka laiko tai žmonai, kuria tą jaukumą ir grožį namuose? Ar lieka laiko anūkam, dukrom? Kaip jūs sugeba derinti, ar tai įmanoma suderinti, ar vis dėlto reikia aukoti? Aišku, aš šitoje vietoje negalėčiau pasakyti, kad aš čia labai turiu didelių pasiekimų. Reiktų pripažinti, kad turbūt silpniausia vieta tai ir yra ta, kaip tą 24 valandas išdalinti, kad jos visiems užtektų. Bet vis tiek aš noriu pasakyti, kad aš turiu hobį, aš turiu laisvalaikį, aš praleidžiu nemažai laiko ir šeimoje ir skiriu laiko ir anūkams ir jiems, man su jais patinka, jiems patinka. Kai buvau jaunesnis, keliaudavom, mokiau savo dukras slidinėti ir jos ten dalyvavo varžybose ir laimėdavo netgi tas varžybas. Tas viskas yra gyvenime buvę, bet galbūt čia, kaip tu paminėjai kažkurio metu, kad aš nelabai gailiu savęs, tai yra, aš galvoju, kad aš galiu daugiau ir aš dar prisimenu tokią
vieną savo močiutės tokią sparnuotą frazę, kai aš prisimenu, jinai jau tokiam visai jau solidžiam amžiui ir vis mes sakydavom, močiutė, tai jūs pailsėkit. Nu ką jūs čia dirbat, jau galėtumėt biškai pailsėti. Ir jinai man ausyse skamba dabar. Sako, pailsėsiu, kai numirsiu. Ir toliau dirba. Kažkaip nežinau, ar čia per genus atėjo, ar tai, kad aš įsiminiau, ką jinai pasakė, tai aš kažkaip labai stipriai savęs negailiu. Ir man negaila nieko, man tiesiog norisi aktyviai gyventi, kad tas gyvenimas būtų labai pilnas ir įvykių, ir įspūdžių, ir pasiekimų, ir meilės, ir kitų visokių emocijų. Aš surandu laiko nueiti ir į koncertus, ir į teatrą, ir aš kaituoju, važiuoju nemažiau kaip 3 kartus per metus kaituoti. Tai yra, aišku, aš ten bendrauju su tokiais gal per pusę jaunesniais žmonėm negu aš. Čia dar vienas geras dalykas, čia patarimas šiaip visiems, kurie klausot. Draugaukit su jaunesniais, nes tą energiją jūs irgi gaunat iš jų. Be abejo, ir dar aš prisiminiau, dabar užvedė mane čia ant tos temos, reiškia, kada galima ko nors mokytis ir išmokti. Tai kaitavimas tai yra toks jaunimo sportas. Ir aš sugalvojau, būdamas 60 metų, išmokti kaituoti. Nelengva buvo, tikrai nelengva. Sunku buvo, gal net pasakysiu. Tarp 10-15 metų gali išmokti turbūt per 3 dienas. Man teko gal kokius 2 ar 3 metus mokytis, bet aš vis tiek išmokau kaituoti. Ir dabar, aišku, labai įspūdinga būna, kai einam persirengiam, prisipučiam tos kaitus, einam į vandenį ir aš žiūriu, kaip į mane tie jauni žmonės žiūri. Ir ką jie ten galvoja, ką šitas senukas čia gali veikti. Bet kai pradedam kaituoti, aš manau, kad ten viskas atsistoja į vietas. Tai aš manau, kad subalansuoti tą, žinai, kad būtų, ir šeima, ir vaikai, ir viskas, tą įmanoma. Turbūt visada mes norim šeimai atiduoti daugiau. Ir aš šito vietoje tikrai šiek tiek jaučiu, kad esu skolingas. Bet iš kitos pusės aš vėlgi noriu prisiminti ir savo jaunystę, kai sakiau, kad tam tikrose aplinkybėse, kai tu esi, jos formuoja tave. Ir tos aplinkybės, kuriuom aš gyvenau, jos nebuvo labai geros ir jos formavo būtent tas savybės, kurių man reikėjo vėliau gyvenime. Tai į viską galima žiūrėti iš 2 pusių. Jeigu kažko negavo mano vaikai, galbūt tai padės jiems kažką pasiekti gyvenime. Ir galbūt tas, kas atrodo šiandien nėra labai gerai, gali virsti visiškai į kitą pusę, galima išversti ir kad tai bus aplinkybės, prie kurių išsiugdė kitos savybės, kurių tau labai 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 reikia. Arvydai, kam labiausiai šiandien norėtumėt padėkoti už tai, kur esate ir kuo tapote? Tai pirmiausia, tai norėčiau padėkoti savo žmonai už kantrybę. Iš tikrųjų, tai kai buvau jaunesnis, aš išvažiuodavau į kalnus ir reikėdavo laukti mėnesį, 2 ir niekad nežinai, ar sugrįši ar nesugrįši. Po to jai reikėdavo ilgai laukti, kol aš sugrįšiu iš darbo. Ilgai reikėdavo laukti, kai išvažiuodavau į komandiruotės ir ieškodavau verslo galimybių kitose šalyse. Iš tikrųjų, tai labai vertinu ir nuoširdžiai esu jai už tai dėkingas. Manau, kad aš turėčiau padėkoti ir savo tėvams, nes tai, ką aš gavau arba ko nors negavau, tai man irgi sudarė tam tikras sąlygas ir galimybės augti, tobulėti ir, kaip dabar kažką esu gyvenime pasiekęs. Tai manau, kad jie irgi prie to prisidėjo, bet nekurdami man labai gerą aplinką, labai komfortą kurdami, o tiesiog atiduodami mane į tą natūralią gamtos evoliuciją. Ir toj natūralioj gamtos evoliucijoje man šiek tiek ir pasisekė. Tai aš manau, kad čia ir yra turbūt labiausiai, kam tai norėčiau padėkoti savo žmonai, taip pat norėčiau padėkoti savo mamai ir tėčiui. Tėčio labai daug išmokau geranoriškumo, pas jį buvo labai daug to gerų norų padėti žmonėm. Mama buvo labai atkakli, labai energinga ir labai stipri. Manau, kad šiek tiek tos energijos irgi iš jos perėmiau, atkaklumo manau, kad tiek pat arba dar daugiau turiu.
Tai už tai esu jiems labai labai dėkingas. Arvydai, ką paliksit Lietuvai po savęs? Nu, čia labai toks nelengvas klausimas, ką paliksiu, nežinau, bet Aš nežadėjau, kad bus lengva. ja, čia taip pabaigoje nepaprastų tokių klausimų gauni ir iki šiol tokių nesu gavęs, nors daug bendrauju viešoje erdvėje ir gauni ten tokius, žinai, galima nuspėjimus klausimus, ką aš paliksiu Lietuvai. Aš norėčiau kažką palikti to, kas būtų naudinga žmonėms Lietuvos. Tai pradedant nuo tų namų, kuriuos statėme, jau čia daugiau kaip 30 metų juos statome Vilniuje ir kitose miestuose, tai man norėtųsi dar kažką sukurti daugiau ir būtent per tai, ką minėjai, kad yra žmonės, kurie dirbo, kurie kažką tai išvelgė, ką galima iš manęs paimti, nukopijuoti, tiesiog perimti, pasimokyti. Tai irgi tam tikras yra, ką aš galiu atiduoti, ką aš tam mielai ir atiduodu. Kitas dalykas, tai aišku, kad dar galima kai ką padaryti ir padaryti, ir aš turiu tokių planų, dar turiu planų. 70 metų jau būtų laikas gal ir ant atsarginių suoliukų pasėdėti, bet man labai dar norisi kažką sukurti ir padaryti. Tai vėl tas viskas susiveda į galimybę, yra ar nėra. Tai, pavyzdžiui, kad ir toks dalykas kaip nacionalinis stadionas. 37 metai Lietuvoje įstato ir nepastato. Tai aš norėčiau jį uždėti tašką ir kad jis jau būtų Lietuvoje, nes man truputį netgi gėda, kaip galima 37 metus statyti vieną pastatą. Jį 4 kartus statė, 3 kartus nugriovė. Toks nelabai protingas, nelabai toks racionalus požiūris, bet viską lemia politikai, jie priima sprendimus. Tai kad jeigu susidarys palankios aplinkybės, tai manyčiau, kad irgi būtų labai smagu prisidėti prie to. O pakeliui, tai aš dabar tiesiog kartais mėgaujuosi gyvenimu ir mes neseniai prieš kokį pusmetį pastatėm tokį stadioną jaunimui. Vaikai ten žaidžia futbolą. Aš tiek padėkų nesu gavęs už jokį pastatą, už jokį statinį, nes tai absoliučiai nepelno projektas, bet kaip žmonės vertina tai, kad jų vaikai gali žaisti ne šiaip savo kažkur, bet moderniam, geram stadione, kuriam iš tikrųjų ten gerai, tiesiog malonu. Norisi dar tokių projektų padaryti, kurie galbūt daugiau būtų orientuoti į kažkokį tai socialinį, tokį segmentą, kur tai daugiau naudos visuomeniai, nei naudos man. Ir jeigu dar tokių pavyktų padaryti kelis, tai iš tikrųjų būtų labai labai faina. Tai aš link to ir vedu, kad iš tikrųjų aš labai norėčiau ir tiesiog aš jaučiu, kad tai turi įvykti, dėl to, kad jūs esate neeilinis žmogus, sukūrėt neeilinę kompaniją. Ir aš labai norėčiau, kadangi pati gyvenu Švedijoje ir matau, kaip tie turtingi žmonės po savęs yra palikę didžiausios kultūros namus, sukūrė fondus, iš kurių toliau finansuojami tie kultūros namai, kur vaikai turi galimybę toliau studijuoti, toliau mokintis, toliau kurti. Ir tu supranti, kad wow, šito žmogaus jau nėra šitiek šimtmečių, o apie jį vis dar kalba. Tai man kažko tikrai, aš manau, kad Arvydai tikrai jūsų planas turi būti ir jis yra. Ir jeigu dar nėra, jis tikrai atsiras, nes jūs dar turit bent 40 metų. Tai kadangi šiais laikais jau 120 metų, sako, mes tikrai galim gyventi, tai jeigu tokie projektai ir gims, kurie jau be jokios naudos savo, aš paliksiu ir kaip jūs sakot, aš dar tiek padėkų negavau, kiek gavau už tą kažkokį paprastą stadioną. Tai aš labai labai pačiam linkiu sukurti tokį projektą, kuris būtų be jokios naudos savo, bet kad apie jų šnekėtų dar šimtmečiais ir kad tas garsas, jisai toliau eitų, dėl to, kad, jūs, kaip aš ir minėjau, esat praėję ir juodą ir baltą, ir duobes ir kalnus, tikrai ir šeimyniniam gyvenime, ir jūsų žmona vos nemirė, išvažiavus, kur Naujoje Zelandijoje berods keliavote. Tikrai buvo išbandymų ir daug, ir netgi tam pačiam versle mes čia kalbam ir atrodo viskas labai gražu ir gerai, bet yra buvę taip, kad jūs
Tikrai buvote pajuodęs ir nežinojot, ką daryti, dėl to, kad situacija buvo tikrai sudėtinga. Tikrai Bet taip. visą tai jūs praėjote, visą tai, reiškiasi, ir vat, kas yra tie dalykai, kurių už pinigus nenupirksi? Kas tai yra jums? Ja, tai va, tas ir yra, ką paminėjai. Žinai, čia Švedijoje jau tos tradicijos yra, ten turbūt iš kartos į kartą nuėję jau nežinau kiek kartų. Aš esu pirmos kartos Lietuvos verslininkas. Tai yra, supranti, aš pradėjau verslą prieš 35 metus, tiksliai tada, kai Lietuva tapo nepriklausoma, atgavo nepriklausomybę, aš pradėjau verslą. Tai aš esu pirmos kartos. Ir galbūt ten bus antra, trečia karta, galbūt jie turės šiek tiek gal daugiau galimybių, kitokį gal požiūrį. Bet man irgi labai norisi iš tikrųjų daugiau orientuotis į tą socialinę kryptį. Tik aišku, kad čia irgi nėra labai lengva ir paprasta, nes Lietuvoje dar ta tokia biurokratija yra ant tiek tokio, žinai, beviltiško, beprasmiško, absurdiško lygio, kad netgi jeigu tu nori ką nors padaryti, ar ne, tai dar vis tiek atsiras būtinai kas nors sakys, nereikia mums to, nereikia, nedarykit. Ir aš prisimenu, čia prieš kelis metus pas mane buvo atėję ten tokios moterys ir norėjo tokią paliatyvinės slaugos namus pastatyti ir aš sutikau tą daryti ir mes ten metus laiko pasidaužėm po visas ministerijas žinybas. Ir jos atsitraukė, sakė, jeigu tu jau per metus laiko nepramušiai, tai o paliatyvinė slauga, tai nežinau, žinai gal ar ne, bet tai yra, kai yra žmonės, jie neturi vilties išgyventi ir mane tada įtikino, kad, paimkim, pastatykim tokiem žmonėm, tiesiog namus, kuriuose jie galėtų praleisti savo paskutinius ten dienas ir mėnesius. Ir tai buvo skirta vaikam, ne suaugusiems žmonėms, bet vaikam. Ir buvo labai graži idėja, kad, reiškia, tai yra to ligonio kambarys, šalia tėvų kambarys, ir jie tiesiog, kad galėtų būti kartu tos paskutinės dienas, kad ne tai, kad nueini tu į ligoninę ir reiškia, ir ten, aš turėjau, kaip sakei, atvejį su savo žmona ir lygiai tas pats, reikėdavo vakariai išvaro iš tos ligoninės. Tai va, tai tokių projektų gali būti ir aš manau bus, man įdomu tai daryti, nes tai, ko norėjau, kad užsidirbti pinigų ir gerai gyventi, aš tą jau seniai pasiekiau, o dabar įdomu padaryti kažką to, kas būtų labai naudinga visuomeniai. Ir jeigu tie projektai bus tikrai tokie reliatyvūs, tikri, kuriuos gali įgyvendinti, tai tikrai mielai norėčiau tą ir padaryti. Nes tai teikia šiandienai daug didesnį pasitenkinimą, nei uždirbti, sakykime, ten 1 milijoną, 10 ar 20 milijonų. Tai jau praeitis. Dabar norisi kažką padaryti to, kas būtų, sakykime, visuomeniai įdomu, malonu. Kad, sakykime, kad ar kažkokį sodą įrengti, ar parką, ar dar kažką. Pažiūrėsim, dabar darom prie to Zaha Hadid projekto, tokią aikštę norim padaryti, kuri būtų tikrai labai įspūdinga, graži. Tai pasižiūrėsim, kaip čia mums viskas pavyks ir gal ten vasaros antros pusėje, rudenį pakviesiu ir tą pasižiūrėti, ką pavyko padaryti. Tai yra vieša erdvė skirta žmonėms. Ir ją investuota bus daug pinigų vien tam, kad žmonės galėtų tiesiog maloniai praleisti laiką gražioje aplinkoje. Nuostabu. Tai Arvydai, aš labai dėkoju už visą išmintį. Apie tai, koks tas sėkmingas žmogus, kokios savybės reikalingos ir kas turėtų būti, tai ką aš labiausiai išgirdau ir kas man labiausiai rezonavo. Tai iš tikrųjų mes turim turėti tą motyvaciją ir tą valią, nebijoti rizikuoti, bet kartu ir paskaičiuoti. Ir kiekvieną dieną atkakliai eiti ten, kur tu nori būti. Ir dar kas dalykas, tas manifestacija, tas madingas toks žodis, kad tu tiki 100% tiki, kad tu ten būsi. Nes ką aš girdžiu iš šito viso mūsų pokalbio, jūs matėt anksčiau, negu visa tai realiai jau buvo pastatyta. Ir jūs jautėt visų savo kūnų, kad tai bus. Pas jūs nebuvo nei kruopelytės abejonės, kad tai įvyks, ką jūs sugalvojot.
Jo, Ir tikėti visa reikia tai, labai. taip, Tikėjimas yra labai svarbi. jo, jo, Didžiausia jėga yra tikėjimas. ir visa tai įvyksta. Jūs esate pavyzdys, jūs esate mokytojas ir aš labai džiaugiuosi, kad dar tiek daug jaunimo gali iš jūsų mokintis. Jūs esate tas lyderis, kuris sugeba užkrėsti žmonės tikėjimu ir ta vizija, kuri pas jūs patį yra. Aš tai jaučiau, aš tai patyriau, dėl to aš ne knygą skaičius apie tai šneku, bet aš tiesiog tai žinau, dėl to, kad aš pas jūs buvau, dirbau ir mes buvome šalia pakankamai ilgą laiką. Tai Arvidai labai labai ačiū už tai, kad dalinatės, už tai, kad gražinate Lietuvą ir už tai, kad kūrėte tokius nuostabius projektus dabar jau ne tik Lietuvos mastu, bet ir Europos mastu. Tai esate tikrai žmogus, prieš kurį norisi nusilenkti ir pasakyti ačiū, kad esate ir ačiū, kad ta energija ir ta meilė gyvenimui pas jūs tiesiog trykšta į jūs žiūrint. Ir jeigu jūs sakėte, kad man čia reikia pastangų, kad taip atrodytų, tai aš jums galiu pasakyti, kad ar jūs buvote prieš 20 metų ir koks jūs esate dabar, jūs esate lygiai toks pats. Ačiū, ačiū. Tai aš labai tuo žaviuosi ir čia jūs esate pavyzdys. Ir tiem, kas yra jauni, ir tie, kas yra jūsų amžiaus, kad žiūrėkit, metai tai tik skaičius pase. O kaip jūs jaučiatės, jeigu aš jums paklausiu, kiek jums metų, tai aš jūs sakysiu, ką žinau, kokie 30 gal yra, daugiau tai ne. Tai ačiū labai, Arvidai. Ačiū.